bėgiokite! Ar esat kada nors buvę Nidoje? Ne, bet labai norėčiau. Man tėtis sakė, kad po 2 savaičių ten važiuosime. Plaukiosim su jachta mariose, įsivaizduojat? Geras. Mes tai su tėvais važiuosim į sodybą. Tėtis sakė, mokysimės jodinėti ant žirgų. Mes tienais metais jau jodinėjome. Mačiau. Ar tu valgai obuolius? Aha, man jie labai skanu. Nori? Ne, nejuokau. Mano tėtis sako, jeigu suvalgysi vaisių su sėkla, ta sėkla išaugs tavo pilve, o tada tu mirsi. Ašgi taip ir sakiau. Iš kitos medalio pusės pasižiūrėjus visai nemelau. Juk tikrai yra buvę, kada žmogus mirė užspringęs vaisių sėklą. Tiesą pasakius, žinau atvejų, kada ta sėkla pilve dar ir sudygo. Pasaulisgi labai didelis. Viskas yra labai paprasta. Pirmiausia, tu praryji sėklą, tada ta sėkla per stemplę nugula į pilvą ir tu lauki, kada jį išaugs. Po viso šito proceso padaryti kažką jau nelabai ir įmanoma. Beje, auga jį labai greitai. Žmogus pradeda dusti, galiausiai visas vanduo atitenka augalui. Ir tada tu miršti. Lėtai, o baisiausia labai skausmingai. Betgi vaikai nieko nesupranta. Į platų pasaulį, kur niekas nežino iš anksto, kas bus. Ir gera žinoti iš anksto, kad viską palikęs išeisiu. Prieš kelias minutės išplatintame Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių sveikatos situacijų centro pranešime spaudai patvirtinama, kad vaisių sėklų epidemija nusinešė pirmąją gyvybę. Dar 20 žmonių nustatyta sunki susirgimo forma. Baiminamasi, jog nevaldomam pandemijos plitimui įtaką gali daryti numatomas gausus derlius. Ligos raida neprognozuojama, o pirmieji simptomai sunkiai pastebimi. Gyventojai perspėjami, pajutus troškulį ar dusulį, kreiptis į šeimos gydytoją arba artimiausią ligoninę. Plačiau apie tai dienos temoje. Auga kaimėda gėlelė, kaimėlė, tėto šedavarėlė, kaimėlė, tėto šedavarėlė. Mėrimo motinėlė, mėrimo sena galvelė, palikau vėjinas ratelė, palikau vėjinas ratelė. Aš nuėsiu on kapelį, aš nuėsiu on kapelį, verksiu kokausiu, negėkotis balseliu. Kelkis, motinėlė, kelkis, sena galvelė, nuramink širdelę, vargšės yra
Tu tuo tiki? Ką tu čia darai? Žiūriu, ar nemeluoji. Mano tėtis sako, kad jeigu meluoji, tai tavo akise atsiranda kryžiukai. Tai kad aš nemeluoju. Nemeluoji. Meluoti nėra labai gera būdo savybė. Ši istorija prasideda dar antikos laikais, kai melą išaiškinimo praktiką įvaldė pirmieji žiniuoliai, kurie taip bandė apsaugoti savo kraštą nuo priešų ir išdavikų. Daug kur rašoma, kad melo ieškotojai užimdavo aukštas pozicijas antikos visuomenėje. Juos gerbdavo tiek valdovai, tiek ir tarnai, nes tuo metu didesnės nuodėmės už melą nebūdavo. O štai taip atrodo akys. Meluojančio žmogaus akys skirtingose kultūrose. Meluoti kartais galima, bet neapsimoka, nes mus išduoda mūsų pačių akys. Tikrai labai skanu. Kažkaip labai skaniai gavosi. Už mus? Štai kad mylim. Ką jau, o tavo tėtis ir tą patį sakė? Kas gali? Tau tikrai viskas gerai? Kodėl tu žiūri į žemę? O mano tėtis sako, kad jeigu ilgai žiūrėsi į vieną tašką, tai galiausiai vis tiek tampi laimingesnis. Nieko. Neveikia. Iki ką jau? Keliaujam namo. Norėtum vakarienės? Nežinau. Kaip tu nežinai, gal varškėtukų? Ne, tik ne varškėtukų. Eik su tėčiu pirmiau pasilabink ir sumąstysim, ką mes galim. Gerai. Tėti, žinai, kad šiandien Barbora sakė, jinai važiuoja slidinėti su žirgais, o Jonas varys į Nidą. Gal ir man kur pavyks nuvažiuoti?